Investiciniai fondai – tai kolektyvinė investavimo priemonė, leidžianti daugeliu investuotojų investuoti į vieną vertybinių popšerių krepšelį, valdomą fondų valdytojo. Šie fondai investuoja į įvairius finansinius instrumentus – akcijas, obligacijas, nekilnojamąjį turtą ar kitus aktyvus, siekdami sukurti grąžą pagal nustatytą strategiją. Tokiu būdu net ir mažesnį kapitalą turintys investuotojai gali dalyvauti įvairesnėse rinkose. Vienas pagrindinių investicinių fondų privalumų – diversifikacija. Kadangi lėšos paskirstomos tarp daugelio skirtingų aktyvų, sumažėja vienos investicijos nesėkmės poveikis visam portfeliui. Be to, fondus valdo profesionalai, kurie nuolat analizuoja rinkas ir priima sprendimus, taip taupydami investuotojų laiką ir žinias. Fondai gali būti skirtingų tipų, nuo konservatyvių, orientuotų į stabilias pajamas, iki agresyvesnių, siekiančių didesnio augimo. Taip pat egzistuoja pasyvūs fondai, sekantis rinkos indeksus, ir aktyvūs fondai, kurie siekia juos pranokti. Vis dėlto investiciniai fondai nėra be trūkumų. Jie paprastai taiko valdymo mokesčius, o jų rezultatai priklauso nuo rinkos sąlygų ir valdytojų sprendimų. Ir tikrai nedaugumai pavyksta aplenkti rinkos rezultatus.